Šiandien pakalbėsim apie taikinį, kuris sukelia gan didelių problemų šaudantiems į skriejančius taikinius. Tačiau jisai neskrieja, o rieda žeme. Tai yra rabi taikinys. Tai kuo jisai yra ypatingas ir kaip jį teisingai galima būtų šauti. Tai rabi taikinys, jisai visada, ne visada, bet dažnai yra padaromas taip skrydis, kad jisai riedėtų žeme. Riedantis žeme taikinys atrodo visada truputį greitesnis negu skriejantis oru. Kalbant apie šaudimo techniką judantį taikinį Rabbit, tai reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Kaip jį galima šauti? Yra keli būdai, kaip galima šauti taikinį Rabbit. Pabandysiu parodyti su tuščiu šautuvu, kaip matot, jisai perlenktas, tuščias, ir pabandysim su vamzdžio galu parodyti taip, kaip jums turėtų atrodyti. Tai mes neturime privesti savo vamzdžio prie išlėkimo, kur stovi mašinėlė, kuri išleidžia Rabbit taikinį. Mes turim truputį atsitraukti nuo mašinėlės. Ir kas svarbiausia, tai pastatyti akis ne į išlėkimą, o ten, kur yra jūsų vamzdis. Tada, kada pradėjo riedėti taikinys, jis atsiranda periferiniam jūsų matyme, ir kada jisai artėja prie jūsų pagrindinio žvilgsnio, tada jūs pradedat judėti kartu su taikiniu ir šaunat į apatinę dalį taikinio, be jokių užmetimų. Galima taikinį lenkti, galima pradėti vesti priekyje, tačiau labai svarbu nedaryti didelių užmetimų ant lėtų ir vidutinio greičio taikinių. Tai dabar mes pabandysime nušauti taikinį Rabbit, kuris rieda iš kairės į dešinę. Ką mums reikia daryti, kad jį pataikyti? Dažniausiai šis taikinys yra prašaunamas per priekį šaulių. Nors visiems atrodo, kad jie šauna gale. Bet iš tikrųjų tai riedantis taikinys, prisiliesdamas kiekvieną kartą prie žemės, labai greitai praranda savo greitį. Ir jeigu šaulys greitai veda šautuvą, dažniausiai jisai prašauna per priekį. Tai ką mums reikia padaryti? Mums nereikia pasidėti savo vamzdžio labai arti mašinėlės. Mums reikia savo vamzdį nuvesti toliau nuo mašinėlės ir palikti akis ten, kur mūsų vamzdis. Kada pradės riedėti taikinys, šitas taikinys jūs matysit periferinių matymų, kad jisai atrieda. Bet kada jisai atriedės į jūsų matymo lauką, jūs tada pradedat judėti su taikiniu ir spaudžiat tiesiai į lėkštę gaiduką. Pol! Pabandysim iššauti. Pasistatom vamzdį žemiau trajektorijos, pastatom akis ten, kur jūsų vamzdis, ir laukiam atriedančio taikinio. Kada jis jau matot atrieda, tada pradedam judėti kartu su taikiniu ir spaudžiam gaiduką praktiškai visada į taikinį. Op! Bet yra viena sąlyga, kada spaudžiat gaiduką, jokio pasitaikymo, jūs turit judėti kartu su taikiniu. Naudojant shotkamą, raudonas taškas visada atrodys toliau negu iš tikrųjų, kada jūs spaudžiat gaiduką. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad jums tikrai padės šitie filmukai ir laukite naujų serijų.